Palanga paskelbta stintų sostinė. Šiemet šventė sulaukė rekordiškai daug svečių. 9-oji stintų šventė šurmuliuoti pradėjo nuo pat ankstyvo ryto. Žvejai pakviesti dalyvauti stintų žvejojimo konkurse. Stipriausi vyrai rungtyniavo inkaro kilnojimo rungtyje, o geriausi virėjai varžėsi patiekalų iš stintų varžytuvėse. Jau stintą ir pagardinam dar net žuvienę. Tikrai labai gardi, nors pirmą kartą iš stintų verdam žuvienę, bet tikimės, kad bus tikrai nuostabi. Rūkytomis keptomis stintomis žuvienė šiemet prekiavo 4 kartus daugiau žvejų. Viskas siūlom, kas ant salo matot. Reiškia, stintų pyragą, natūralios stintos, stintos įviniotos, stintos drabučiuose, stintos išdarytos plekšnės pavydalė, stintos marinuotos, stintos virtos, stintos keptos, žuvienė ir viskas čia pagaminta vietoj. Nuo 5 ryto triūsiam, vargstam. Žvejai šventei ruošiasi iš anksto. Sunkiai, bet prigaudėm šventę, labai ruošiamės ir pagavom biškę. Viskas labai puiku, gražu. Galėtų kiekvieną savaitgalį būti tokių švenčių. Stintos nepigios. Pavyzdžiui, kilogramą šviežių žuvų 16 litų. Už kilogramą išdarinėtų stintų prašyta net 30. Tačiau nemažos kainos žmonių neatbaidė. Jų atvyko rekordiškai daug. Palangos miestas stintų šventė ruošiasi ne vieną mėnesį. Tiek daug žmonių, kiek šiandien suplūdo į Palangą, sulaukiama nei kiekvieną vasaros savaitgalį. Šiemet šventė kitokia. Palanga ne tik paskelbta stintų sostinė, bet ir išrinktas stintų ordinas. Jį sudaro beveik 100 žmonių. 3 pagrindiniai yra titulai, tai yra magistras, maršalas ir kancleris. Visi kiti yra riteriai. Tai yra tie žmonės, kurie jau per 9 metus labai prisidėjo prie stintų šventės populiarinimo. Per stintų šventę visi Palangos viešbučiai sausakimši. Vietos juose buvo užsakytos iš anksto. Stintų šventės organizatoriai sako, kad kitais metais žmonių gali būti dar daugiau, nes laukia jubiliejinė 10-oji šventė.